Rytoj spūstels šalčiai, bet jūs išsigelbėsite, nes tam psichologiškai esate pasiruošę, nes jūs žiūrite reidą, tiesa? Vertingiausias daiktas automobilyje beveik išgertas degtinės butelis, valstybinį vairavimo egzaminą nutraukė girtas vairuotojas, knygų apie hipnotizuotoją siunta užbūrė vairuotoją ir jis vos nepalindo po traukiniu, kol mes taip vairuosime ir elgsimės keliuose, tol reidas bus. Visą tai netrukus Baltikom televizijos laidoje Reidas. Savaitės skaičiai. Apie tai Klaipėdos kelių policijos biuro vyresnioji inspektorė Vilma Marčiūtė. Sveiki reido žiūrovai. Klaipėdos kelių policijos biuras informuoja. Per praėjusią savaitę užregistruota 18 eismo įvykių, kurių metu sužalota 13 eismo dalyvių. Eismo įvykių sukėlė 4 neblaivūs vairuotojai. Viso nustatyta 225 kelių eismo taisyklių pažeidimai. Iš jų 12 neblaivių vairuotojų, tame tarpe 3 neblaivūs dviratininkai. Vieną gudų spalio vakarą Rimkose Volkswageno vairuotojas įmantrejame posūkyje išvažiavo priešingą eismo juostą ir kliudė Opelį. Abi mašinos nusirito į griovį. Jūs važiavot nuo Klaipėdos? Aha. O tas? Aha. Išvažiavo priešpriešą? Jūs traukitės į šoną? Oho, nueinam pas pilietį. Volkswageno vairuotojas Vaidas 32 metų džigitas pripūtė 1,94 promilės alkoholio. To užtenka, kad pradėtum kektis kaip batsiuvys. Labas vakaras. Aš švoks esat? Ne? O kaip griovė atsidūrėt? Ne, atsidūrė. Ką sakot? Eik šiaip. Kodėl? A jūs mane maitinat, kad čia taip varinėjat mane dabar? Maitinu. Maitinat? Nu, pasiėmė vis daiktą. Jūs nežinot, kaip čia atsidūrėt, nieko jūs nežinot, kieno mašina nežinot? Išjung kamerą, uždarys duris man. Tai kas vairavo? Dar kartą klausome nuo kelio nustumto Opelio vairuotojo. Vienas žmogus buvo? Vienas. Aš išlipau, atėjau, šlapinasi ten atsistojęs išlipęs. Ta, kur išvežė dabar, taip? Avariją sukėlęs automobilis su norvegiškais numeriais, bet jo padangos tai lietuvių ubagų gumos ir ne kitaip. Tuo metu iš kažkur pasirodė pelkių Vanda. Nors gal ne, gal tai greičiau buvo pelkių Bronius. O kur tau liemenė yra? Girdi, kur tau liemenė yra? Kodėl vaikštai? Šiaip. O kodėl tu vaikštai? Kaip po kelią, be liemenė? O čia tokie dabar. O kur jūs čia maudėtės, ponas? Ką? Į pelkę kritot? Kur į pelkę? Šis pilietis potencialus klientas kelionė į Dausas įpūtė 2,48 promilės alkoholio. Ką jis veikė avarijos vietoje, liko neaišku, nes per daug girti reido klientai šį kartą buvo. Per daug. Šioje vietoje mes dar lankysimės toliau laidoje, o dabar keliamės į miškus. Čia reidas dar nesilankė, nebuvo reikalų, čia žvirkelis kažkur tarp Mickų kaimo ir poligono. Bet ir tokiuose gudžiuose keleliuose yra kelio ženklas, skelbiantis, kad čia greitis ribojamas iki 30 km per valandą. Parlėkęs iš posūkio, medinį lipo automobilis Opel Vectra. Nepadėjo net amuletas skelbiantis, kad barkštelėjus 3 kartus, tave aplenks nelaimės. Norite apsisaugoti nuo nelaimės? Pastuksenkite 3 kartus. O, geras, nu gerai, 1, 2, 3. Į medį bakstelta vieną kartą, bet gerai bakstelta, vairuotojas dingo, automobilis pakankamai tvarkingas, su geromis padangomis, žodžiu žiemai pasiruošta. Ir kai atsiras šoferiukas, jam bus paaiškinta, kad pabėgimas iš avarijos vietos, tai tas pats, kad vairuotum sunkiai apgirtęs. O vėliau dar gražiau buvo gautas pranešimas, kad šis automobilis pavogtas iš garažo Klaipėdoje. Na, mes galvojame, kad senų Vectrų niekas nevagia, ypač iš garažų. Šio siužeto vairuotojas buvo apgirtęs vidutiniškai, kai nestipriai bakstelėjo į valstybinės įmonės regitrą automobilį, kuriuo mergina laikė egzaminą. Ir ne bet kokį egzaminą, o valstybinį vairavimo egzaminą, sakė egzaminuojantis pedagogas. Egzaminas vyko tuo metu? Jo, egzaminas. Aha. Mergina, vaikinas laikė, kas laikė? Mergina? Jo. O, tai negerą krikštą gavo? Negerą, nu, pradžiai. Jo. Ir kokia situacija? Nieko, va, pristabdėm ir tiesiog nestabdė ir įvažiavo. Aha. Sėdėjo ten, va, šitas už vairo ir dar 2 girtesni. Ten centai tie, kur laidosi, išlipo tas vos paeidamas. Pasiskaitė čia, o, egzaminas, sako. A, šitkai. Sako, ar tu žinai, kas dabar tau bus? Ir centus į žemę ir nuėjo ten. Pasato ekipažas išsilaksė, o štai vairuotojas pasirodės besas doras, girtas bedoras ir sutinka atsakyti, kaip priklauso pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Nu, ne pirmas sykis susitinkam. Argi?
Jo. Esat švaks buvęs ir mano laidoje esat buvęs? Jo. Tikrai? Tikrai. Ir girtas? Nu, negirtas buvo tas. Negirtas, priminkit man. Ja. Baltijos prospektas ir Minijos gatvės sankryža. Taip. Nu, buvo avarija, golfas įdūrė į užpakalį. Į užpakalį įdūrė. Nu. Nu, nebuvau girtas, bet buvau labai nervuotas. Nervuotas buvot? Aha. O dabar kokie nervai? 2.30? Dabar jokių nervų nėra. 2.30. O dabar esu Kas buvo dabar? teležvaigždė. O kas dabar buvo? Dabar esu teležvaigždė. Kur prisigėrėt vidury dienos? Namuose? Namuose? O kur važiavot? Vežiau draugus namo. Kur draugai? Draugai įsilakstė. Paliko? Tai tokie draugai. Aš juos pats išvariau. Supratau. O tada jūs kaltas dėl avarijos buvot ar kaip? Nu, tada buvau kaltas, nes... Bet nervuotas. O dabar girtas ir kaltas vėl. Dabar čiut priliečiau ir viskas buvo... Buvau kaltas. Nu, supratau, bet jūs egzaminą nutraukot. Ai, egzaminas Bet sutrukdžiau. rimta mašina, žinokit, rimta mašina pataikot, ne šiaip to. Nieko savo. Aš pats neseniai laikiau su tokia mašina egzaminą ir Nu va, šaunuolis. nebuvo problemų. Žilvino piniginė paplonės kokiais 4,000 litų bei vairuotojo pažymėjimo neteks kokiems 3 metams. Mašina uždaryta į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę. Beje, mergina laikusi valstybinį vairavimo egzaminą jį išlaikė be klaidų. Nes, iki finišo buvo likęs koks 100 metrų. Ar čia dabar mes kabinėsimės, kad nepilną ratą ten nuvažiavo? Aišku, kad ne. Ir kaip stresą mergaitė patyrė su užpakaliu girtuoklį pagavusi. Šeštadienį apie 12 valandą Klaipėdoje prie vadinamo Rimkų viaduko susidūrus 2 automobiliams paaiškėjo, kad vienas vairuotojas yra girtas. Na, tiesiog labai girtas. Avarija vyko, kai automobilio BMW ekipažas išvažiavo iš šalutinio kelio ir šiam jau pasukus link Liebartų iš tos pusės atskrėjęs Ford Galaxy išvažiavo į priešingą eismo pusę ir trinktelės iš šio šoną nuskradino tą nuo kelio. Avarija aiški, bet kur taip reikia prisiliuopti? Štai kur klausimas. Ford Galaxy vairuotojas 35 metų Sergejus buvo labai girtas. Да он, а не я, Он ехал на кладочку, блядь, а я его, пух, и все. Пух, Да, пух и бывает. все. Ну давай. Сейчас мне все приедет. Ай, ладно. Сейчас дела будет. Так, Не очень хорошие. О, стоп, смотри. Ты. Какая? Пусть лежит там. Не, это моя, это Форда. Да, забери. Я говорю 3-2. 3-2. Ну я тоже, я слышал, 3-2 будет. Ну это его норма, чья его норма era. Сергеус норма раче. Я. На этом повороте все пьяные, понимаешь, вот тут. Да знаю. Знаешь, да? Дар. А чё? Мне говорите, я знаю. Как. Ну, посмотрим, Сергей. 3-2. Подожди, Сергей, 3-2. посмотрим. 3-2. Подожди, Сергей, посмотрим. 3-2. 3-2 будет? Ну, конечно. И 2,97. Даже 3 промилле нет. Ай, салага я. Салага, конечно, салага. Сергей, ты 110 ехал? Нет, конечно. А сколько? Ну, ехал 70. 70. попало. Ну, Почему не 90? не мог. Не мог? Не едет твоя Кладбище машина? было. Кладбище? Ну, Подумал про это, да? да. Даже мозг мешал. потому Не что- хочешь умереть молодым? Нет. Правильно. Вот и вот. Надул, и все. Я виноват. Да. Ну и все. Sergejus vairuotojo pažymėjimo nepatikė tik kažkokį užsieninį darbo pažymėjimą. Sako, yra prageręs lietuviškas teises, lietuviškus dokumentus. Kai Sergejui buvo paaiškinta, kad dabar jo mašina keliaus į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę ir draugiškai pasiūlyta iš mašinos salono pasimti vertingus daiktus, Sergejus grėbė beveik nugertą šnapso butelį. Не пей, Сергеюс! Сергеюс, не пей, да ты чё? Сергеюс, закуски нет, ничего нет. Найду. Tu man priminė 2002 metus, kada po avarijos vyrai dar išgerdavo. O kas čia? Ты кончай, ты вообще? Что это такое? Кончай.
А что это было? Tu končiai ты. Заявись. Končiai, Sergej. Похмелюсь, конечно. Pachmelinė tada. Na, net reido žiūrovai veteranai, sekantys įvykius nuo 2002 metų, sako, kad seniai eterė nebuvo tokių klientų. Labai seniai. Aišku, įdomiausia būtų sužinoti, kaip jie jaučiasi, kai išblaivėja ir save pamato Baltikum televizijos kanale. Bet gal ne, nereikia. Tegu gal vyrukai pabūna su savo mintimis. Važiuojame į Purmalių kaimą arba kitaip Pakrantės sodų bendriją. Kadangi važiuojame link po avarijos pamesto automobilio, tai kol atvyksime į įvykių vietą, pravartu prisiminti, kad pabėgimas iš įvykių vietos yra prilygintas sunkiam girtumo laipsniui. Toks yra kodeksas, kuris numato, kad bauda gali būti nuo 3 iki 4 tūkstančių litų, taip pat atimant vairuotojo pažymėjimą kokiems 3 ar 4 metams. Galės Kretingos rajono Kurmaičių kaimo gyventojas aiškintis teisme ar kitiems pareigūnams, kaip jis davė mašiną pavažiuoti iš matymo daiktui panašiam į jo bobutę, o kas buvo toliau, neatsimenąs. Šiaip pinigai ir lietuviškos baudos labai gavina atmintį ir verčia improvizuoti. Šios mašinos savininkas jau kitą dieną su vilkiku išrūko į Vokietiją. Žodžiu, turi laiko sugalvoti, ką papasakoti policijai. Tuo metu kraupiai dulkiant lietų uostamiestyje Baltijos ir Šilutės žiedinėje sankryžoje, net savaitę legalų vairavimo stažą turintis golfo jaunuolis bandė pranerti tarp juostų, bet užkliuvo iš kitos mašinos. Iš kur atlėkėjai? Ten. Žiedu važiavai? Ja, žiedu. O ta mašina? Antra juosta, aš trečia. Tai tu reikėvaisi? Reikėvaisi. Supratau, tu norėjai išvažiuoti iš trečios juostos? Jo, ir kaip šlapia danga mane tiesiog užnešė ir kabinau jam į šoną, o pats atsidūriau už žiedą. Kiek jau vairuoji? Kiek vairuoju? Jau kokius? Savaitę. Savaitę jau? Jau savaitę. O čia tai vyras. Nu, manau, mes nesusitiksim daugiau, ne? Kaip galvoji? Bet jeigu taip vairuosi, žinau, gal ir susitiksim. Taip manau. Mes labai dažnai rodome vaizdus užregistruotus vaizdo registratoriais, kaip yra nardoma šioje pagrindinėje miesto žiedinėje sankryžoje. Tai šis golfas yra tiesiog paminklas jaunystei ir tam nardymui, kuris baigėsi labai nepigiu važiuoklės remontu. Reklamos bus daug, bet niekur jūs nedinkite, nes ir po to bus reikalų. 3 mašinos, namo siena, kelio ženklai, ligoninė, tokia vieno neapsižiūrėjimo kaina. Knygos hipnotizuotojas siunta užbūrė vairuotoją ir jis vos nepalindo po traukiniu. Girtas vairuotojas prisistatė esąs olimpiečio pusbrolis, filmuoja visuomeniniai reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Tiek reklamos, tiek anonsų, na o dabar mūsų reikalai. Reidas. Antroji dalis. Diena po rinkimų kai kam išaušo dar prastesnė negu tikėtini rezultatai. Liepų ir Karoso gatvių sankryžoje susidūrė 3 automobiliai. Vienas stovėjo, 2 važiavo. Avarija vyko, kai iš šalutinės Karoso gatvės išvažiavo automobilis Audi ir trenkėsi į automobilį Opel Omega, kuris po susidūrimo pakeitė važiavimo kryptį, užvažiavo ant šaligatvio, nuvertė kelio ženklą, pylė namo sieną ir sustojo pakalnėje. Labą dieną. Labą dieną. Degat. Nežinau, bet rūksta mašina. Matyt, gal radiatorius ar kanos, gal čia garai, gal iš radiatorius. Šitą vairavote automobilį. Ir čia šaligatviu važiavot va šitaip. Ne, aš ne šaligatviu važiavau, aš važiavau iš Liepų gatvės tiesiai. Iš Liepų tiesiai, taip? Jo, tiesiai važiavau. Ir tas didelių greičių, aš kai tik tais jau prieš sankryžos buvau, aš nebespėjau, pamačiau, kad didelių greičių atmauna, ir viskas, ir man tik smūgis buvom, tik oro pagalbės įsiskleidė, ir... Bet jūs važiavo tiesiai? Aš važiavau Liepų gatvę tiesiai. Aš tik suspėjau paklausti, kai šitą išlipau iš mašinos, aš tik vairuotojui sakau, kur tu lėkiai šitokį greičių, sakau, kur tu norėjai, jisai norėjo tiesiai važiuoti, tas. Tai kaip jūs susidūrėte, aš nesuprantu. Jisai norėjo važiuoti tiesiai, bet jis sakau, tu kerti pagrindinę gatvę, sakau, tai kur tu lėkiai, sakau, tu net nebandėjai, net sustoti, net nebandėjai sustoti. O iš kur jisai atsidūrė, iš kur jisai? Iš Karoso gatvės. Jisai iš šalutinės išvažiavo. Ir jūs apsukot. Jūsų kryptis buvo link... Tiesiai. Link centro miesto, taip, supratau. Supratau. Mano kryptis buvo. Ir jisai mane užnešė, nes smūgis buvo... Bet tai jūs važiuodama šaligatvę, ačiū Dievui, nieko dar nekliudėt, matau čia. Nieko nebuvo, žmonių nieko nebuvo, tai daug Dieve, dinkim, tai labai gerai. Šalia avarijos buvęs draudimo kontoros darbuotojas Opelį nurašė iš karto. Kiek jūs įvertinate va šitą automobilį dabar? Opelis. Yra totalinis žalais, tai neremontuojamas yra.
Jūs taip galvojat? Tai aš jau matau, kad jau neberemontuoju. Aš jau matau. Po susidūrimo Audi taip pat pakeitė važiavimo kryptį ir užvažiavęs ant šaligatvio trenkėsi į čia stovėjusį automobilį Rover. Vietoj pasistačiau. Nu kaip ne vietoj, palangas pasistatė iš tikrųjų. Nu, reiškia, nelaimingai. Tai palauk, ta prasme, jinai buvo pasumta iš vietos. Va šitą, šito vietoje. Audi automobilyje buvusi 2 metukų mergaitė nuo neabejotinų sužalojimų išgelbėjo tai, jog jis sėdėjo specialioje kėdutėje. Keleivė per avariją nenukentėjo, o prasčiausiai po smūgio pasijuto vairuotojas. Vairuotojui per avariją sumušta galva, sukrėstos smegenys, jis patyręs dar ir šoką buvo išvežtas į ligoninę. Šeima ten išlydėjo tėvą. Belieka džiaugtis, kad susidūrimo metu šaligatvių ar per perėją nėjo žmonės. Tada čia būtų buvę garantuotai daugiau reikalų negu tik paprastas mašinų išvežimas į automobilių sąvartyną. Tiesa, kol nepasidarbavo meistriukai ar presas iš automobilio Audi specialią vaiko kėdutę pasiimti būtina. Patys matote, koks tai reikalingas ir naudingas daiktas. Ir šių teiginių įrodinėti iš naujo nereikia. Antradienį per pietus kelyje Jakaido-Vilai Kiškėnų geležinkelio pervažoje šilumvežis važiavęs link Rimkų kliudė per geležinkelio bėgius važiavusi sunkvežimį su knygų kroviniu. 2 stirtos knygų suomių kalba išvirto iš puspriekabės, o sunkvežimio vairuotojas papasakojo, kad susimovė nejaukais nesupratęs kito piliečių mostų. Paklausom. Man mosikuoja va teipo. Aš visą dėmesys tada ėjau jį, o į tą net... Kas musikavo? Ta prasme... Vairuotojas. Vairuotojas. Nu... Jis tai, aš galvoju, pažįstamas, nepažįstamas, jis man taip, nedaėjo man. Dėl ko kas kaip. Jis stovėjo ir jis stovėjo. Ir jam rodo, tu kažką nevažiuok. Vot visas dėmesys į jį buvo. Ai, supratau. Jūsų būtų neperspėjęs, būtumėt pats prie stop ženklo sustojęs, taip? Aš jau sustojau, pradėjau važiuoti, stojęs buvau. Žmogus valdęs šilumvežį tik gūžtelėjo pečiais. Sunkvežimis prie stop ženklo, tai sustojęs buvo. A matėte dabar, kad jisai judės ar dar kažką tai? Ar galvojat, kad stovės prie ženklo? A jis buvo sustojęs. Aha. Bet važiavo vėl iš naujo. Va. Per neeilinį incidentą žmonės sužeidimų išvengė, tad abu vyrai išsiskirstė, užpildė eismo įvykių deklaraciją ir susirinkę knygas. Gargždų spaustuvėje išspausdintas Larso Keflerio detektyvas suomių kalba Hipnotizuotojas buvo išgabentas į sandėlius Klaipėdoje prieš pratęsiant kelionę į Suomiją. O laidos Reidas konsultantai linkę manyti, kad šis incidentas įvyko todėl, jog čia traukiniai važiuoja retai, o žmonės važiuodami per geležinkelio pervažą yra labai inertiški, kad jau traukiniai važiuoja retai, tai iš šonus ir nesižvalgo. Varo tiesiai per bėgius ir tiek žinių. Trečiadienį prie Studlendo susidūrus 2 automobiliams paaiškėjo, kad vieno automobilio vairuotojas yra girtas, labai girtas. O avarija vyko, kai Renault Space vairuotojas nesuturėjo savo plasmasinio žirgo ir pylė į Peugeot galą. Kaip viskas buvo? Mašina stovėjo, įsijungęs avarinį ir aš už paskos važiavau. Aš jau pasiruošiau lenkti ir kai rėžė į užpakalį, tai viską. Į užpakalį rėžė, supratau. Tuoj pažiūrėsim, su kiek čia galima į užpakalį rėžti promilių. Gal ponas blaivas esat? Nu, tai nežinau, negėrė. 2,40 negėrėt, sako. Oi, 2,40, nesąmonė. Ne, mano čia žinokit, čia tamsus bus. 2,40. Arti sunkaus. Nu, pavažiavot, ponas. Nu, bet netikėjau. Netikėt? Ne. O ką galvojat, kiek įpūsit? Kovo, šalausiai, geriau, rytme tėvas. O vakar ką? Vakar niek negeriau. Stipriai buvo? Nu, žinokit, nu tai mes jį Taip iš patrankos išlėkėjau. Aš gerai, kad spėjau prasukti pro tą mašiną. Juk reikia mašiną, juk nebūtume tiems jauniems žmonėms sudaužę mašiną. Prasukau pro tą mašiną, bet jau koja ant gazų taip ir liko, suprat. A kaip jūs suprato, kad jisai girtas? Oi, viešpat, aš gydytoja. Supratau. Jis priejo prie manęs, man viskas aišku, nes aš visą Žitup ligoninėje pradirbau. Aha. Aš jau šitos kadrus tai gerai pažįstu. 2,40 promilės alkoholio. Nesvaikim gerai, nuo vieno butelio taip nebūna, o už tai būna štai kas. Juozai, pirmą kartą avarija. Pirmą. Kiek metų vairuot pats? Nu jau 30 metų. 30 metų. Pirmą kartą avarija. Dažnai girtas važiuodavot? Ne, nikada. Taip pat kaip sakai, man pasakai, kad negėri. Gulkis. Nikada net važiuosis gėri. Nu. O tai iš kur tu čia apskritai važiavai? Iš studentų miestelio? Žmona ligoninėje buvo.
Privalo žmonos portale. Tai jie dabar gerą dovaną padarysi čia turbūt. Ai, nesakykit gerą. Jo, Jozai. Jo, Jozai. Nu, einam žiūrėti, kokios tavo padangos. Padangos tavo yra? Geras. Neblogos padangos. Geras padangos. Kaip ir mano batai neblogi, taip ir padangos neblogos. Žieminės. Padangos geras. Pasiruošęs žiemai buvai, bet tau dabar, gerbiamas Jozai, tau bus nebereikalinga ta mašina dabar. 3 metam kokiems, žinok, dabar vairuotojo pažymėjimo neteksi. 4000 litų bauda. Tai šitas mašinas bus archyvinės, kada jau? Archyvinės jau bus. Šitos plasmasinės Renault. Bet jeigu dar kreipsis į ligoninę... Nebuvo pakliuvusios dar gyvenime. Tai net dabar jau nebesvarbu, žinok. Gerbiamas Jozai, aš tau pasakoju dabar tavo visą gyvenimą. 3 metus vaikščiai pėsčiom, 4000 reikės litų sumokėti valstybei. Kad mums atlyginimas pakiltų iškart po poros mėnesių, jau 1500 litų gautumėm iš karto po rinkimų. Tai va, ir ką aš tu dar noriu papasakoti, jeigu kreipsis mergaitės, dėl mergaitės sumušimo galvos į ligonę, tada tos bėdos visos patrigubės. Bet sakė nieko. Ką reiškia nieko, jie skauda galvą. O žinai kaip ateina, jeigu jinai po pietų pradės vemti, smegenų sutrenkimas ir visi reikalai tada jau... Iš girtosios skaitinės savo... Tu vargstas žmogaus, visi kert, a ne taip ir. Tai vargšas žmogus, tai negerk, jeigu vargšas esi. Aš tai visą laik saviausi, iš kur jūs pinigų gaunat. Vargšai ir gerėt, nu. Vargšai ir gaunat pinigų gerimų, va šitą nesuprantu. Pilietis Juozas iš Salantų prisistatęs vieno garsaus krepšininko olimpiečio pusbrolių teigia, kad jis atvažiavo į Klaipėdą žmonos iš ligoninės pasimti. Su kuom pasimti ir išsivežti? Juk nebėra su kuom važiuoti ir artimiausius 3 metus nebus su ko važiuoti. Tačiau pala. 4-metės mergaitės sėdėjusios ant galinės pėžos sėdynės, specialioje kėdutėje seneliai teigia, kad jie kreipsis į ligoninę, nes anūkė pasiskundė galvos skausmais. Tada bus dar kitaip, tada jau bus byla. Nelinksma istorija, o dabar perėjame prie mūsų visų rubrikos. Kaip jį vadinasi? Ką? Teisingai. Jį vadinasi Filmuoja Reido reporteriai. Filmuoja visuomeniniai Reido reporteriai. Pati smagiausia laidos rubrika, nes jūs jos autoriai, mes iki šono pažiūrėsime, na ir žodį kitą tarstelsime. Savižudis dviratininkas Statybininkų prospekte tradicinėje vietoje nenulipo nuo dviračio ir šį kartą nebuvo nukautas. O čia tai akivaizdus nepaisimas kelio ženklų. Man reikia ir viskas. Kelio ženklas čia pastatytas neteisingai, nes man reikia ir viskas. Vienas taip įvažiavo, netrukus ir antras automobilistas pasiekė jų. O čia situacija, kai per tokius įvyksta avarijos. Liepų ir Herkaus Mantų gatvių sankryžoje, sukant į kairę, reikia praleisti tiesiai važiuojančius. Gerai, kad tas pristojo. Mielieji, ar matote vaikus? Nematote? O jie turėtų matytis. Aiški situacija, kad atšvaitai būtini. Jie tiesiog būtini. Gerai, Anas sustojo, praleido. O čia akiplėšiškas BMW skrydis Taikos prospekte. Nulėkė, apvažiavo mašiną, prie pėsčiųjų perėjos žmonės taip pat apvažiavo. Oi, eisi pas pareigūną žmogau, valstybiniai numeriai tavo labai gerai matosi. Eisi pas vyr inspektorių Gintarą iš 3 aukšto. Ši BMW krekždė ne pirmą kartą erzina eismo dalyvius. Na, kai jis prisiplos, tai tada prie jo filmavimo ir Reidas prisijungs. O čia sočiai pavalgęs žmogelis valgykloje Debreceno gatvėje pamiršo, kaip reikia elgtis prieš pradedant važiuoti. Kitas BMW pilotas toks įžilus, kad net policijos pareigūnų panosėje kerta ištisinę liniją. Jo numeriai nukeliavo į komisaro kompiuterį ir paskutinis BMW pilotas važiuoja grinai per raudoną šviesą. Jūs taip vairuokit, mes jūs taip ir filmuosim. Mūsų adresas reidas 2002@gmail.com, o Facebook'e viskas paprasta. Reidas TV, mūsų jau 5000. Nes kol taip vairuosime, tol reidas bus. Ir pabaigai unikaliausia šios laidos pavairavimas Minijos gatvėje. Čia Reido reporteris fiksuoja situaciją, kai priekyje važiuojantis automobilio vairuotojas stabdo užsidegus draudžiamam šviesoforo signalui, o iš paskos važiuojantis krovininis transportas metasi į šoną ant šaligatvio. Kaip gerai, kad čia nebuvo socialinių mokslų kolegijos studentų ar dėstytojų. Būtų buvus bėda. Didelė bėda. Padangos, padangos ir dar kartą padangos. Tie 3 dalykai arba mus pražudys, arba išgelbės. Šiandien viskas. Pasimatysime kitą antradienį 15 minučių po 8 valandos vakaro. Čiau. Daugiau nepapulsiu. Nes važiuosi į Norvegiją. Visą. Tavo gyvenimas Norvegijoje dabar. Silkių fabrike. Europą visą. Silkių fabrike, žinok, nes tu čia Lietuvoje neuždirbsi, žinok, nieko. Ja, žinau. Baudom niekam. Ir man sakė dar, kad tu esi mašiną pavogęs, žinok. Žilvinai, man sakė, tu mašiną esi pavogęs. Gali tai būt? Kas sakė? Man vienas sakė draugas. Pravažiuodamas dabar pamatė, kad tu sulaikytas, jis sakė, kad tu mašiną esi pavogęs kažkada tai. Kažkada gal buvau. A ne? Ai, kažkada buvai? Jo, supratau. atsidėjau už tą. Atsidėjai netgi? Nu. O, kiek buvai gavęs? 5 metus. 5 metus?
Po to dar už kitą nusikaltimą. Ne, palauž. Nenuvažiuok. Po to dar už kitą nusikaltimą dadėjo. Kokį? Irgi panašiai tą patį. Mašinėlės mėgai svetimas. Kilimėlius iš mašinėlių. Taip, vagiai? Aš mėgau mašinas. Mašinas. Supratau. Nu. Gerai, Žilinai, laikykis tada. Gerai, to... O, kas čia dabar? O, bešvai. Irgi fruntas geras. Gerai. Ate laikyk. Susitiksime. Ne, nereikia. Aš Nereikia. atsiminsiu. Aš jūs irgi gerbama Žiliūnai. Aš jumis visą laiką žiūriu. Turai? Jo. Man patiko jūsų reidas. Jūsų reidas man patiko. Visą laiką.